Na, taigi sveiki visi, mes aš Ignas ir šiandien žaidžiame mūsų naują išgyvenimą. Tai va, tai aš jums kaip ir sakiau, kad man tas biškis susibugino. Tai pradėsiu naują nuo šiol. Ir bandysim čia išgyventi. Čia aš kartu matau sąlygos daug geresnės mūsų, čia nesala, čia medžių yra daug. Čia va miškai ir spauninau. Maždaug, kad čia tai, žinau, ką aš padarysiu. Padarysiu vieną bokštelį, kad aš spaudinu, kad tarkim eidamas kažkur netyčia čia ateičiau. Tik matyčiau, kad čia namas spaudinu, kad čia aš maždaug čia. Čia maždaug, kad spaudinau. Ir kol kas žaidžiam Peaceful. Jau ant antro epizodo žaisim ant Easy. Paskui, tarkim, kai būsim Iron Setas. Žinau, kai būsim galingesni, matosi, kad būsim galingesni, tada galėsim ir ant Normal, ir ant Hard. Ant Hard dar. Iki Hard, man žinau, iki daug. Dar, žinau, ir taip žinau, per vieną epizodą visi deimantai, man. Pagalvoju, kad aš specialiai susikūriau išgyvenimą. Tai man, nežinau, pridėjau iki deimantų. Nu, žodžiu, tada ten kažkur. Bet taip tikrai nėra. Patys man kažkur deimantų nėra rasiu. Šį epizodą, nebent bus stebuklai ir kažkas nutiks. Bet taip dažniausiai nenutinka, tai... Jo, tai per pirmą epizodą dar deimantų negali būti. Nebent, nežinau, serveris tiesiog ant tiek turtingas. Jau tu ten, tarkim, kaip palerado žemė, kad tu atsirandi ten, galima sakyti, su diamond setu. Nu, ne tai, kad atsirandi, bet tau daug kas paskolina deimantų, ten daug kas elitras turi. Ten su tokiais dalykais nėra problemų. Ir dabar nežinau, kaip palerado žemė yra atsidaris. Ar tas serveris vis yra, ar ne, nes aš tai kažkaip jau nelabai matau tų video. Vien tik Dariaus, vien tik ir kitų žmonių. Nematau, kodėl. Taip. Tuomet nesikertam ir man atrodo, man kol kas užteks. Paskui galėsim daugiau. Aš matau ir pripratęs, kad jau mažai trūksta atleist. Bet man, kai taip darau, dažniausiai ir taip nutinka. Kad darom. Tiek. Biškį stikų. Tu užteks. Tai va, kardas. Taip. Nu, kirvuką dar galim pasidaryti. Bet iš tikrųjų gal aš kol kas... Aš iš tikrųjų pasidariau. Tada aš iš karto galima pasidaryti tuos akmeninius. Bet ai. Tada apsumokėjo. Pikeksą. Nors mes ir paėmėm medinį pikeksą, nebūtų medinio pikeksą. Tai viskas, na, stauno niekaip negautų. Sako, būtume be stauno, turėtume tik medinius daiktus. Tai... Jo. Tai būtų žiauru. Gal čia taip paprastai. Dar vieną vis bėgam. Galėsim į sapningus paimti. Tu matau, kad mums su maistu nebus problemų, nes ten dar matot yra tų grybų didelių. Kaip žinote, kad iš tų didelių grybų, kai gauni ten kelis grybus, o grybų gaminasi tos ribos, tai jau nors tiek bus gerai. Man atrodo, aš kažkur čia gyvensiu netoli. Mūsų spaunas. Nu, toliau kokį. Aš kliušus esu. Ir su maistu man tikrai nebus problemų, jau iš karto matosi, nes, nu...
Ojoj. Ir nueikit į kanalą G Vakarukas Altų vakaris, jeigu gerai pasakiau. Ten filmavo mano draugas. Jis turi daugiau už manęs subų, bet jisai, nu ir jo, prieš 3 dienas maždaug pradėjo YouTube'inti. Ar vakar. Nu, gerai nesimenu. Bet ir galvoju, kaip per dieną 13 subscriberių. Tas tiesiog seniau buvo, kaip žinom, galima tiesiog pasubscribinti, kad tu neturi video. Tai tas jau tada turėjo 7 ir kiek. Tai žinot. Ir tai jisai sakė, kad geriau nesakytų like, kai man kažkas pasako, kad nesakytų like, sub ir taip toliau. Nes gaunasi atvirkščiai, aš taip ir nedarau. O pamatau mano draugo klaidą, kad taip rašo. Ir man prašiau geriau nesakyti, nes paskui bus kad atsitiks atvirkščiai. Tai nežinau. Bet gal dabar ir neprašo, nežinau. Pažiūrėk, jo video galuose. Ar tai sako ar ne? Tai jisai pradžioj pasakė. Nesupratau. Man į paradžią tai aš nelabai. Ką aš čia veikiu pat nesuprantu. O, aleluja, jau lovytę turėsim, man atrodo. Jeigu nebus man tamsu. Gerai. Atrodo, pradėsim sakyti mūsų namą. Pirma reikia tarp prisikast stauno. Gal ten giliai į kyvus nelysiu, tik tai va. Ten labai didelį kyvai. Jo labai didelį. Dabar tik nereikia to žvyro, nes tada bus blogai. O čia kažkur va. Ateisiu ir biškį pakasiu stauno. O ja, kaip nuobodu kastum tikrai. Nuobodu, bet kaip padarai. Jeigu taip nuobodu statyti, ne. Aš žinau, man tai nors nuobodu statyti, ant tarkim kažkokį namą. Ir labai stengiasi, bet taip atsibosta, jau kantrybė trūksta. Bet tu turi pabaigti ten kažkokiam servui. Nes jeigu tu nepasakysi, tu gali skristi iš servo. Tai tu turi pabaigti, paskui pasižiūriu, oho, kaip gražu. Tai wow. Tai reikia statyti. Su game mode, aišku, lengviau statyti, bet aš tai tarkim, man įdomiau yra su game mode. O be game mode, tiesiog game mode 0 yra daug įdomiau. Nes nu tugi negali skraidyti, tu turi ten užlipti, pasistatyti, ten nežinau, ten vos pas tave nežinau kas būna, ten būna dirto pristatyti, ten kalnai ant stogo, ten nežinau, ten tu bandy kažką daryti. Geršau pėtų pirmadienį. Bet nepakenks man. Biškai daugiau reikia, aš čia. Ten rodo biškai pasikasim kėdės. Geršau pirmo lygio net nepastebėjau, kaip man čia taip kyla greitai. Nepastebėjau, aš nesuprantu. Gerai. Žinau, jau šiandien iš kelinto karto bandau filmuoti video. Bet tai tas sutrukdo, tai sutrukdo. Tai normalus video niekaip nenufilmuoju šiandien. Gal dabar nieko nebus, gal dabar niekas nepaskambins. Dabar man visi tik skambina. Ten komentarus rašau, tai man... Žinau, kadangi aš per telefoną susikūręs kanalą, tai žinot, man viskas į telefoną pareina. Tai, wow. Norim, kuriu kokį video suskamba, kaip va dabar va. Ne dabar gal taigi nepajėgu. Kai tada filmavau, man tada jo, tada nepajėjau. Tada tokia žinutė dar parėjo, kad tipo aš pakomentavau ir... Tai tokia biškį suškisa. Gerai. Tai darom lovą, darom pečių, darom čestą. Ir jau namus turim. Ne tai, kad namus įsikurti. Va.
valgom, miegam, saulė leidžiasi, mes žiūrim į saulę. Kaip jinai leidžiasi, saulėlydis. Kaip gerai atsimenu saulėlydį. Tada aš noriu, kad aš pat nesuprantu. Tai reikia padaryti taulantį keksą. Tarčių galiu. Jo, tai galiu. Tai sarbiškai pasimažinti nuobytę. Nori mirt? Mirė, lauta. Tai nejuokauk. Wow, airino. Nesitikėjau, kad iš karto prismarinau. Taip laisvai. Nes airinas vis tiek sakai, kad nori, bet ypač kai ten jisai ant valdo, kai ten, žinot, yra trumpas pasaulis, ne tai, kad trumpas, bet mažas. Toksai, kuris su pabaiga, kad ten įnėlė, tu tiesiog atsitrenkia į nematomą sieną. Tai va ten airino yra sunkuras, ten tai iš viso neįmanoma, čia kažkaip, ten kyvai yra retenybė. Ten jeigu randi kyvą, tai labai retai. O čia va matot, aš stanu prie kyvams. Tai čia biškai normalu. Apteva. Čia dar žvyras žiauriai bijau, nes jeigu skvežinį nudrips, tai žinokit, žinot, kas bus. Tiesiog numirsi. Bet taip nenutiko, ar kaip turim 9. Nu. Kol kas užteks. Padarysiu. Aišku, tą pikeksą. Nu ir ką aš dar galiu iš šių. Tai batukas dar kokius ir dar kartam, tai va tai. Bet gal tik tais tą pasidarysiu. Tai va. Aš čia va įsikūręs esu. Biškai kokius. Čia vieno užteks nuo 2, nes vienam tai 9. Vienam 8, tiksliau. Aš tada pradėsiu statyti ir namus. Sustatom. Pasidarom tiksliau. Nu, lentų turim daug. Kol kas aš namų ten super duper gražių nedarysiu. Dabar tokia kaip ir būstinė, tokį kubiką pasistatysiu. Ne tai kad kubiką, bet... Nu gerai, viskas gali tik tais ne žolė ir negelytam namuose. Nu tikrai. Ir man nori pasakyti, kad netiks medienos. Taip nutiks, man atrodo. O va tai va ir nutiks. Dar 19. Вот и maždaug su video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, visą kas su mumis buvo aš. Igno Gaming. Tai va, tai... Užsikit į mano draugo kanalą. Ir tikrai geras. Kaip pradedantis, jis yra visai geras youtuberis. Tai va, tai... Ir iki kito karto. Bye.